Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Ir nuotykių mes turim daug labai. Nors mūsų nematai, linksmas su mumis mus visada. Mes esam babaužiukai. Ir mes labai mažiukai. Mes esam babaužiukai. Per greit varai. O gal čia tu per lėtas? Ne, tuoj pagausiu. Bet tu supranti, kad čia tik šviesa, čia nėra daiktas. Suprantu. Ir vis tiek gaudai. O man nerūpi, man smagu. Nu gerai, gaudyk. Atik čia. Sauliukas kosėja labai. Reiks eit pas Batatą kažkokių žolelių prašyti. Eisi viena? Norėjau kviesti ir jūs kartu eit. Einam. Jūs eikit. Aš turiu taškiuką sugauti. Micita, nebus taškiuko, kol manęs nebus. Eikit greičiau, Sauliukas gi kosėja. Vis tiek vieną dieną aš tave sugausiu. Žalias, Čia man sakai? ateik į virtuvės kriauklę, turiu tau kai ką pasakyti. Čia sakyk. Ateik į kriauklę, sakau. Pasivaideno, kad taškiukas grįžo. Nu, einam paklausyt, ką čia tokio svarbaus man pasakys. Man lipti į apačią? Jo, čia niekas mūsų negirdės. O kaip išlipsiu? Nu, taigi, iškelsiu tave, lipk tik tai. Klausau. Žiūrėk, tas tavo toks draugas, kur ant vieno rato, ne? Kuris? Nu, bambalis. Ai, boileris. Jo. Tai ką? Nutiko jam kažkas? Jis apie tave man tokių dalykų prikalbėjo. Čia dabar? Kokių? Sakė, kad tavo galva labai apvali. Mano galva ir yra apvali. Tada dar sakė, kad esi žalias kaip agurkas. Taigi esu žalias. Jis čia ką? Tau faktus apie mane vardino? Dar sakė, kad tu labai smirdi. Aš smirdžiu! Taip. Sakė, Mikito smirda labai. Aš Micito! Jo, apie tave ir kalbėjo. Rimtai taip sakė apie mane? O taip. Bet kodėl? Aš esu labai švarus babaužiukas. Gali būti, kad ne man vienai sakė. Eina per miestą ir kalba, kad Micito smirdi kaip bezdalas, kaip šiukšlių maišas, sako. Kodėl jis taip daro? Čia netiesa. Ką žinau, viskas, turiu varyt. Fau. Kodėl boileris taip daro? Kam jis dar galėjo apie mane tokių dalykų prikalbėti? Gal Atlasui? Siaubas būtų, reik varyt pas jį. Bambalis, taip. Boileris. Kai gerai, kad tave radau. Aš dėl Micito. Kažkas jam nutiko? Ne, bet jis man apie tave tokių dalykų pripasakojo. Kokių? Sakė, kad tu atrodai kaip dešrelė. Kokia tai sasiska. Yra panašumų. Kaip vaistų piliulė. Neprieštarauju. Dar sakė, kad tavo veidas labai negražus, balsas keistas ir kad tu smirdi. Aš smirdžiu. Jo, taip sakė. Ir ne man vienai. Aš pats tai uoslės neturiu, neužuodžiu savęs. Pauostyk. Smirdžiu. Man tai braškėm kvepi. Gali tai būt? Jo, aš kažkodėl kvepiu braškėm. O Micito visiems sako, kad tu smirdi. Tai meluoja tada. Tai va, viskas, aš jau turiu varyt. Fau. Kodėl Micito taip apie mane kalba? Kam jis dar galėjo pasakyti? Reikia išsiaiškinti. Sensėjau Atlasai, ar nebuvo atėjęs boileris pas jūs pasakyti, kad aš smirdžiu? Kas? Boileris nebuvo atėjęs pas jūs? Kuris čia iš jūsų boileris? Tas geltonas robotukas, kaip vaistų piliulė, tokios formos, kaip dešrelė. Ai, taip. Tai ką jis padarė? Jis visiems pasakoja, kad aš smirdžiu. O tu smirdi? Ne, aš labai higieniškas babaužiukas. Prausiuos po kelis kartus per dieną. Čia net kaip hobis mano toks. Praustis? Taip, Tai kodėl tada tau rūpi, ką jis apie tave sako? nes tai netiesa.
Kodėl tu jo pats nepaklausi? Aš nenoriu su juo kalbėtis. Tada niekur neišsiaiškinsi. Kalbėtis yra būtina. Gerai. Ačiū, mokytojau. Nu tai kad net kvepia? Labas, Vupsi, kaip sekas prekyba? Puikiai. Smagu, smagu. Klausyk, aš su klausimu. Klausau. Nebuvo pas tave Micito ties pasakyt, kad aš smirdžiu. Ne, Micito nepanašus į tokio, kur taip darytų. Bet pasirodo toks yra. Žalias nekšelis. Melagėlis. Siaubas, nebūčiau pagalvojus. Ir aš ne. Tu bambalis? Ne, aš boileris. Man fau. Nu, ne fau, o tas kaip tas su žalia apvalę galvą. Micito? Jo, šitas. Jis sakė, kad tu smirči. Rimtai? Nu va, ir tau jau sakė. Gal tau reiktų su pačiu Micito įsiaiškinti? Išsiaiškinkit kumščiais. Žodžiais, ne kumščiais, ką tu kalbi dabar. Kaip vyrai. Tik patys prasčiausi vyrai kumščiais aiškinasi. Iš kur tau žinot? Gerai, jūs aiškinkitės, kaip ten tie vyrai aiškinasi, o aš varau pas Micito. Duok man tortą. Aš ką tik plopsą už nieką gavau. Ne, Ką ne? čia privatus verslas, kam noriu, tam parduodu. Nu į gerai, į bankrutuo. Eik tik iš čia. Žalias, Ką? boileris sakė, kad tu smirdi. Ir jums sakė? Jo, o ką padarysi jam už tai? Dar nežinau. Dar niekad nesu toks piktas buvęs. Trink jam. Turiu varyti. Tik nepamiršk trink. Pasakėm viską, ką prašy. Girdėjau, labai gerai. Kur mūsų plopsas? Dabar neturiu su savim. Rytoj ateikit pas mane į studiją, paduosiu šim. Tai jau tikrai kada ateisim. Micito, Boileri, kaip suprast? aš tavęs to paties norėčiau paklausti. Ką aš tau padariau? Pradėkim nuo to, kad eini per visus ir sakai, kad aš smirdžiu. Čia tu taip darai, ne aš. Ne aš, o tu. Kas čia vyksta? Tu jo paklausk. Jūs pykstatės? Kas čia per naujieną? Micito eina per miestą ir visiems pasakoja, kad aš smirdžiu. Aš to nedarau. Čia jis eina per miestą ir visiems pasakoja. Betgi jūs nei vienas nesmirdit. Aš tai žinau tą. Palaukit, nusiraminkit. Kas to Micito sakė, kad boileris taip kalba apie tave? Procas su aliumu. Kas tokie? Nelabai patikimi robotukai. O tau, boileri, kas sakė? Dupcia. Darosi aiškiau. Kas dar? Dar fau. Ir man. O, turim. Boileri, ir tau Fau kažką prikalbėjo? Taip, ji man pirma pasakė, kad Micito visiems meluoja apie mane. Man irgi. Tai gal čia... Vainai, žiūrėkit, stovi, stebi viską. Kodėl ji taip daro? Nes yra labai nelaiminga. Ir nori, kad ir kiti būtų nelaimingi. Taip ji jaučiasi šiek tiek geriau. Kaip liūdna. Labai liūdna. Nelaimingus babaužiukus reikia užjausti, o kartais ir jų vengti, jeigu jie taip elgiasi. Boileri, atsiprašau, kad šaukiau ant tavęs. Ir aš atsiprašau. Aš tai siūlau nueit pas ją ir pakalbėti. O gal nereikia? Ne, ji turi žinot, kad mes ne tie, su kuriais galima taip elgtis. Labas, Fau. Aš dabar labai užsiemus. Prašau, išeikit. Bet kažkodėl turi laiko melus skleisti. Nesuprantu, apie ką kalbat. Tu man sakei, kad boileris visiems sako, kad aš smirdžiu ir boileriui pasakei tą patį. Ką jūs čia dabar išsigalvojat? Neapsimetinėk. Mes viską išsiaiškinom. Jūs ateinat keturiese prieš mane vieną vargšę ir kaltinat tokiais dalykais? Fau, jeigu tu nenustosi taip daryti, tai liksi viena, nes niekas nenorės draugauti su tavim. Tikrai nenorės. Dar turi šansą pasikeisti. Ring. O, man skambina, turiu lėkti. Fau. Ji pabėgo iš savo pačios studijos. Kaip manot, pasikeis? Žiūrėsim. Žinot ką? O ji buvo teisi, Dėl ko? kad aš smirdžiu. Čia dabar. Tugi toks švaruolis pas mus negalėtų smirdėti.